Sveiki, sveiki! Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Ir skaitau po vieną. Tai va, pirmam variantui tenka taupyklė. Tai situacija, kai jūs nenorėsit išleisti savo pinigų. Būna tokių dienų, kai visiškai nesinori išleisti pinigų, norisi juos turėti, jais džiaugtis, juos perskaičiuot. Jūs turit tobulą stabilumą. Visko jums užtenka ir gal todėl ir neįsit tų pinigų mėtyt. Jūs tikrai neišleisit rytoj. Arba tai jau bus labai būtina kažkaip. Arba tikrai ne. Jūs paskaičiuosit savo pinigus, apgalvosit, kam jų kada prireiks. Gal pažvanginsit taupykliai, gal pašnarinsit grinuosius. Tikrai nenusipirksit 2 nereikalingų daiktų už 1 kainą. Iš jūsų niekas nieko neišvilios. Jūs norėsit pasimėgaut savo stabilumu, savo turtingumu, savo turėjimu pinigų. Tai labai toks puikus jausmas. Tik nesakykit man, kad jūs neturit pinigų, nes tai visiška nesąmonė. Pinigų turi visi. Tik ne visi moka jais džiaugtis, o jūs rytoj mokėsit. Jūs rytoj mokėsit pasimėgaut savo taupyklėm, savo sąskaitom, galų gale savo planais apie pinigus. Apie tos pačius, kuriuos turit, o paskui išleisit kažkam labai jau malonaus, bet tikrai ne rytoj. Taip, kad taip ir padarykit, paskaičiuokit savo pinigus, pasidžiaukit ir viskas, galima tiesiog pasidžiaugti pinigais, aš manau. Arba džiaukitės, ko norit. Aš jums netrukdysiu. Super. O va šitas veikėjas jau gali leisti pinigus, jau išleido. Ne tai, kad gali. Jūs jau galit sau leisti tikrai viską. Absoliučiai. Jūs jau taip viską turit, jūs taip visko jau įsigiję, viską jau susiorganizavę. Jūsų šeima gyvena puikiai, jūsų artimieji skaniai pavalgę ir sočiai. Ir gražiai papuošti, ir visaip linksminasi, ir jūs patys taip pat linksminatės. Ir jūs net nesivaržot prisipažinti, kad jūs turit pinigų sočiai ir visko taip pat sočiai. Ir tie pinigai jums eina vorele išsirikiavę dar ir dar. Jūs tiesiog sustojat ir galvojat. Nuostabu, kaip lengvai man pareina pinigai. Čia tokios eilės yra, toks eilėraštis. Va, prisiminkit jį. Jūs rytoj jį nejučia pakartosit ir aš siūlau kartot nuolatos, nes pinigai mėgsta, kad stebisi jų buvimu, kad džiaugiasi jais. Kai žmogus gauna pinigų ir apsidžiaugia ir nustemba, pinigai pasijunta gerai. Tai va, tai pentaklių 10. Tai geriausia pinigų korta. Jūs tokia įsirinkot, tai ir džiaukitės. Va, o šita korta yra tokia truputį kovos korta. Jūs tikriausiai norėsit apginti savo nuomonę, į kurią kažkas kesinsis. Gal net nesikesins.
Gal jums tik tai pasirodys, bet jūs būsit pasiruošę. Jūs būsit pasiruošę, jūs savo ginklus jau paruošę, jūs paaštrinot liežuvį, jūs pasiskaitėt informacijos, jūs viską apgalvojot ir dabar, jeigu kas nors darys jums įrodyti kitokią tiesą, jūs turit visą arsenalą pasisakymų. Ir nieko jūs nebijot ir tą kovą jūs laimėsit. Na, neabejokit. Tikrai taip ir bus, nes jūs ir ginklų turi daugiau, ir pasiruošimo, ir jūs jau žinot, kaip apginti savo tą, ką jūs ten ruošitės apginti. Ir žinoma, kad jūs tai džiugina. Taip, ir dabar 4 korta. Tai didysis mokytojas, tai didysis įstatymų ir visų kitų dalykų žinovas. Ir visokių paslapčių žinovas, ir visokių žinių žinovas. Ir greičiausiai jūs rytoj pasijusit tokiu ypatingų žinovų, tokių ypatingų žinių. Ir iš viso, jūs jau tokie ir esat. Gali būti, kad jūsų klaus kažkas nuomonės, klaus ką daryt, klaus kodėl šitaip, klaus kiek pipirų dėt į tą patiekalą ir kiek nedėt, bet gali būti, kad jūsų net ir neklaus, bet jūs vis tiek visiems pranešit savo nuomonę, nes jūs jau žinot geriausiai, kaip, ką, kur daryt. Va, ir jūs tuo džiaugsitės. Jūs tiesiog suprasit, kad jūs žinot. Ims ir ateis tokia mintis, taigi aš tai žinau, aš tai seniai žinojau, gal aš buvau primiršęs kiek nors, bet aš žinau šitą atsakymą, aš žinau šitą tiesą, aš žinau, kaip tai padaryti. Ir jūs tai taip nudžiugins, jūs tai taip nustebins, kad jūs būtinai norėsit pasidalinti šitą žinią su visais. Ir gerai.